Grandinėmis sukaustyta meilė kitam. Ir tik todėl, kad myli tokį patį kaip tu. Ar tikrai homoseksualas negali būti pareigingas darbuotojas, geras draugas ar mylimas artimas? Teiginiai, kad homoseksualizmas liga, kurią reikia gydyti, yra kažkas panašaus į bandymą išmokinti žmogų skraidyti povandeniniu laivu. Ar tikrai taip sunku ištarti aš myliu? Myliu tave. Man nesvarbu, esi tu vyras ar moteris. Myliu tave, nes esi žmogus. Lietuvos bėda netolerancijos stoka gėjams, o nenoras priimti kito nuomonę. Tačiau džiaugiuosi, kad viskas keičiasi. Na bent jau Lenkijoje gėjų paradai dabar jau nesukelia tokių aistrų, kokios buvo Lietuvoje. Taigi manau, kad ir čia aistros tikrai nurims. Manoma, kad pasaulyje yra nuo 5 iki 10% homoseksualių asmenų. Tačiau nustatyti tikslų šiai mažumai priklausančių žmonių skaičių yra labai sunku. Daugelis jų uoliai slepia savo seksualinę orientaciją. Lietuvos gėjų lygos duomenimis savo homoseksualumą mūsų krašte slepia 82% visų gėjų ir lesbiečių.